Labas rytas, mėly draugai. Žiemiškas, apsiniaukęs rytas. Turbūt daugelis galvojate, kaip trūksta saulės. Ir kaip norisi, kad kuo daugiau būtų saulės. Tai išties galbūt kai ką aplanko niūrios mintys, nėra nuotaikos, nėra motyvo kažką daryti daugiau. Išties saulė ne tik žemėje duoda gyvybę, bet ir mums, mūsų kūnui, mūsų psichikai ir ne tik vitaminą D, bet ir dar daugiau. Tai duoda gyvastingumą. Tai viltingai laukime pavasario, viltingai laukime saulės ir kuomet visa gamta ir mes kartu pabusime su saulė. Tai šiandienos Evangeliją norėčiau dalį jos perskaityti, galbūt kai kas tingite, dar esate lovoje, bet iš Luko Evangelijos 10 skyriaus 1 eilučių. Paskui viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei apavo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė. Tai išties graži Evangelija ir kuri simbolizuoja kiekvieno mūsų pašaukimą. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Tai išties mes esame pašaukti atsiliepti šį viešpaties kvietimą, kiekvienas pagal savąjį pašaukimą. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ką reiškia mums būti šiais darbininkais, ar ne? Ką reiškia mums atsiliepti į ten, kur viešpats šaukia. Tai yra iššūkis, ne? Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Tai manau, kiekvienas jūsų ir pasijutote savo darbovietėje ar dar kažkur kitur, kur teko būti, tikrai pasijuto tie avinėliai tarp vilkų. Galbūt dėl savo vertybių, dėl pasirinkimų, dėl pažiūrų, dėl vertybių tam tikrų, dėl kurių jūs apsisprendžiate būti sąžiningi, teisingi, dosnūs, gailestingi, atleidžiantis, prieinami, pagelbstintys ir taip toliau. Tai išties viešpats dovanoja savo malonę ir būti tuo pašauktuoju tai nėra paprasta ir nereikia tik tai suvesti į pašaukimą tarp kunigystės, vienuolystės ir santuokos, bet tai gali būti naujai pašaukimas nuskambėti su gyvenimo iššūkiais. Galbūt tai liga, gal tai yra atsinaujinusi liga, gal tai mūsų artimojo liga, gal tai išbandymas šeimoje tam tikras, gal tai yra išdavystė. Tai ir kaip būti tuo, kurį viešpats siunčia, kaip būti tuo pasiuntiniu. Tai yra iššūkis ir nemenkas iššūkis. Arba kaip būti tuo pasiuntiniu, kai
tam tikroj grupėje ar bendruomenėje yra žmonių, kurie, kur tiesiog, kaip sakoma, nesusijungia bangos, ne? Ir kaip būti tuo viešpaties pasiuntiniu, kantriu, išlaikant maloningą žvilgsnį ir ieškant viešpaties atspindžio tame veide. Taigi tai yra iššūkis man ir iššūkis man taip pat kiekvieną dieną. Bet tai yra misija ir tai yra misija, kurios uždavinys pagrindinis. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Tai visa esybė esu pašauktas liudyti, kad štai prisiartino Dievo karalystė, štai Dievo artumas yra su tavimi. Štai Dievo artumas, kuris man brangus, Dievo artumas, kuriuo aš tikiu, kuris yra su manimi, štai jis yra su tavim taip pat. Dievas yra su tavim taip pat. Ypač to liudijimo reikia, kur galbūt žmonės nepajėgia dar eiti iš pažinties, kur žmonės galbūt patiria labai didelę savigraužą. Daug gyvenime klyskelių turėjai ir negali savo atleisti. Ne per seniausiai teko matyti besigraužiantį žmogų ir tai yra baisu. Tai yra baisu, tai akyse ne tik psichiškai ir fiziškai nykstantis žmogus, bet žmogus, kuris, atrodo pats save smerkia ir neturintis vilties. Tikrai tai yra baisi praraja, kuri ne tik susargdina žmogų, bet žmogus gyvena tarsi be dvasinio syvo tam tikro. Reikia melsti tokiems žmonėms ir ypač skelbti tokiems žmonėms, kad Dievo karalystė su tavim, kad Dievas nėra toks kaip pasaulis, tu suklydai ir tave nubaus ir nurašys. Dievas yra gailestingumas ir kaip reikia tokio liudijimo. Taigi Kristus ateidamas į pasaulį sako, štai aš atėjau vykdyti, o Dieve tavo valią. Taigi ir tai yra naujosios sandoros auka. Bet yra dalykų, kuriuos mums svarbu suvokti, kurių mes negalim įgyvendinti, tai mes nemirsime ant kryžiaus, ne? Bet tas štai aš, tai mūsų kasdienybėje ištarti, ties kiekvienu išbandymu ar nepatogumu, netgi diskomfortu tam tikrų, štai aš. Ne, ir kiekvienam skausme, aštresnėme žodyje galbūt, ar ne, ir ištarti vėl, štai aš viešpatie, štai aš. Taigi, ir tai aš galiu ištarti tuomet, kada aš esu giliausiame santykyje su tuo, kuris mane myli, gyvame ryšyje su tuo, kuris mane myli. Ir tas štai aš, tai nebus vergovė, tai bus gyvybės alsavimas, tai trykš iš gyvybės alsavimo. Tai ir norisi čia kartu pasimelsti už jūs, kad viešpats jūs įkvėptų ir drąsintų ištarti savo kasdienybėje tuos žodžius, štai aš viešpatie, tu mane šaukei, štai aš čia, su tavim ir dėl tavęs. Viešpatie Dieve, aš meldžiu už kiekvieną, kuris dabar čia yra online pasijungęs, meldžiu už kiekvieną, kuris klausys šio šeštadienio ryto impulso. Aš meldžiu, tu atrask būdą, savitą būdą, kaip pažadinti kiekvieną širdies gelmėje. Viešpatie, liek savo šventąją dvasią, kuri laisvintų, gydytų mus, primintų apie viešpaties gailestingumą, apie jo atleidimą mums ir kuri įgalintų mus ištarti savo gyvenimo įvykiuose, gyvenimo kasdienybėje šios žodžius, štai aš viešpatie, tu mane siuntei, štai aš esu čia. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Tai visiems sudie, mano šio ryto kava laukia manęs vienuolyne ir teko keliauti šiandien, tai siunčiame jums visiems Renata, Marija, Stefanija, Elva, Rasa, Laura, visiems jums siunčiame dar, kurių čia net nematau, Ritava, visiems jums siunčiame kuo nuoširdžiausius linkėjimus ir visada jūsų laukiame vienuolyne svečiuose. Tai būkit visi palaiminti ir švieskit jūs, būkit ta saulė. Ta saulė ten, kur Viešpats jūs kviečia. Laima, linkėjimai taip pat. Sudie visiems.